Rusijos ir Ukrainos konfliktas, mažėjantis vartojimas šiose šalyse, nuvertėjęs rublis ir grivina – tai veiksniai, dėl kurių 5% tose rinkose dirbančių Lietuvos gamintojų jau patyrė sunkumų. Jeigu konfliktas užsitęs, pramonininkai sako, viena iš alternatyvų lietuviškam eksportui galėtų būti kitos NVS šalys. Ekonomistai ragina išnaudoti Kinijos rinką. Apytuštės parduotuvės Ukrainoje rodo, kad vartojimo šalyje sumažėjęs, ukrainiečiai ne pirmos būtinybės prekių, drabužių, chemijos produktų ar technikos perka mažiau, o būtent tai sudaro pusę visų lietuviškos kilmės į Ukrainą eksportuojamų prekių. Pramonininkų duomenimis eksportas į Ukrainą šiemet sumažėjo trečdaliu. Nepaisant prastėjančios Rusijos ekonomikos, gamybininkai pastebi, kad eksportas į šią šalį pirmą šių metų ketvirtį augo 12%. Esą rodiklius aukštyn kelia prekyba pieno produktais, kai buvo panaikinti ribojimai Lietuvos perdirbėjams, bet įvesti Ukrainos pienininkams. Dėl nesibaigiančio Rusijos ir Ukrainos konflikto Lietuvos gamintojai jau dairosi naujų rinkų. Daug lūkesčių dedama į kitas nepriklausomų valstybių sandraugos šalis. Galima drąsiai teigti, kad Lietuvos gamintojai bandys vis labiau diversifikuoti savo eksporto srautus ir mes jau dabar matome tą tendenciją, kad Lietuvos gamintojai vis daugiau dėmesio skiria naujoms rinkoms, tame tarpe Kazachstanui, į kurią šiais metais eksportas išaugo 42% ir sprendžiant iš tokių kategorijų kaip maisto produktai, kaip transporto priemonės ir kaip medienos gaminiai, kurių eksportas išaugo dvigubai šiais metais palyginti su 13 metais. Vežėjai sako, kad sąstingis nebuvo netikėtas ir sieja jį ne su konkrečiais įvykiais, o su prastėjančia Rusijos ekonomika. Pasak jų, vis dar nežinia, kiek rinką paveiks sankcijos Rusijai. Esą jos turės ilgalaikės įtakos ir prekybai, ir vežėjams. Todėl dairomas ir į Afriką. Ekonomistams šis žemynas kelia abejonių, todėl ragina išnaudoti Kinijos perspektyvas. Dirbamas dėl, reiškia, Maroko, kad būtų sudarytos tarpvalstybinės sutartys ir susisiekimo ministerija, užsienio reikalų ministerija tuo užsiima, dirba. Aš manau, kad tikrai greit bus rezultatas. Antra vertus, ne visur mums, sakyčiau, sekasi taip, kaip norėtųsi, ypač taip paminėtina apie labai perspektyvę ir mums jau pasiekiama rinka, tai yra Kinija, kur eilę metų, sakyčiau, siekiam tos tarpvalstybinės sutarties, tačiau iki šiandien, nemanau, kad mes greit jau sulauksim. Nereikia turėti vilčių, kad Kinija artimiausiu metu atstos Rusiją, nes ir atstumas yra žymiai didesnis, ir rinkos specifika yra tam tikra. Bet visgi manyčiau, kad Kinija, jeigu jinai planuoja tapti viena iš didžiausių vartotojų pasaulio, nes kol kas jinai buvo didžiausia gamintoja, tai ignoruoti tokią rinką būtų nemaža klaida. Ypač, kad, kaip minėjau, mes turime tą didelę labai turtą, tai yra mes galime užsidėti etiketę, kad tai yra pagaminta Europos Sąjungoje, o Kinijoje pagaminta Europos Sąjungoje produkcija yra numeris 1. Kalbant apie Afriką, tai be abejo tai yra sparčiai auganti valstybė, bet manyčiau, kad Afrika visgi netgi turint omenyje neramumus Ukrainoje, Rusijoje, yra nemažiau rizikinga. Pasak ekonomisto, reikia nepamiršti ir artimųjų rytų šalių. Jos įgauna stabilumo, turi daug pinigų ir ieško, kuriuos išleisti. Sunkumų